Ievute, labas. Labas. Ką darai? Nieko, žiūriu teliką. Aš irgi teliką žiūriu. Su kuo čia šneku? Su kuo šneki? Su Jonu, aš kaip tik atsiguliau dabar, fainai, žinai, įsijungiau teliką, žiūriu, kad rodo visą nieko. Kokiu Jonu? Jonu kokiu? Iš Šiaulių. Nu, aš šiaip žinau, pavyzdžiui, keletą. Nu tai pavardink kokiu, žinai. Ai, nu tai ką aš pavardinti? Nu nesvarbu, Jevu, tai nepradėk čia, žinai, taip labai negražiai kalbėti su manim. Aišku, tu žinai mane dabar. Aš žinau. O tu gražiai šnekėt, ką čia šneki? O tai kad tu kažkaip šneki kaip, nežinau. Aš noriu tiesiog gražiai su tim pakalbėti. Nu tai aš gražiai šneku. Nu tai gerai. Tu man, žinai, primeni tokią... Palauk. O, gerai. Jevut. Nu, aš klausau. Nu, tiesiog tokia mergina, kurią galėčiau tiesiog mylėti daug kartų. Ani. Na ir... Žinok, jeigu aš įdingsiu, tai tu žinau, kad pas mane telefonas įsikrovė. A tu prie bajerio gal tu čia? Bajeruoji? Nebūk bajeristė. Jos, Maja, pas mane tokia bajerį. Jevut, nu tai pasikrauk tą telefoną, aš noriu su tim pakalbėti. Neturiu pakrovėjų ir manęs neįspadin Javut. O žiūrėk, o aš galėčiau kaip nors prasmukt pas tave. Pas mane? Nu. Nebejokauk. Nu, ta prasme, taip užbėgčiau, žinai, arba... O kelintam tau aukšte gyveni? O šiaip iš jūsų, žinai, kur aš gyvenu? Tai barakė, aš spėju. Barakė. Ne? Iš kur tu tą baraką ištraukai? Lemba, tai blogai sakė man. Jevute, aš galiu tavo kairę koją vadinti kalėdos. Ne, negali. O dešinę koją vadinti nauji metai. Ne, negali. O užšok tarp švenčių galiu? Ne, negali. Nu tu ne prie bajerio. Jevute, aš norėjau tiesiog, kad, nu, susitart, Aš kad... tau sakiau, manęs nieks Javut nevadina. Ieva! Taip. Ieva, pieva. Ne. Ne pievasi. Klausyk, ar galėčiau rytoj pas tave apsikirpt? Ne, negalėtum. Kodėl? Iš karto toks informuotis dabar pasakyti. Informuoti, buvo arkliuos, žinai, ir viską sužinojau. Arkliuos? Jo. O kas tau pasakė? Kas pasakė? Aš tam groju. A, matai kaip. Nu, tai vat. Ir sakau, noriu su tavim, žinai, susipažinti, nes man tu labai patikai. Nu ir kas, kad ten groji, bet kas tau informavo taip gerai? Nu, koks skirtumas, kas informavo? Tai kai mes jau bendrausim, tai nebebendrausim, kas informavo. Ne, nu, tai man įdomu, žinai, kas čia per pažįstami, sakykim, kad tokie, ką, žinai. Klausyk, ar aš galėčiau kada nors užlėkti pas tave ir parodyti savo Negalėtum. esybę? Negalėtum. O galėčiau atlėkti pas tave ir nugalėti tave porą kartų su šalmu? Ne, negalėtum. O galėčiau kada nors šokiuose tave... Aš iš šokis nevaikštu. Nevaikšti. Tu ne prie bajerio, kažkokia iš vis ne prie bajerio. Nu, nepriboju. O kodėl tu ne prie bajerio? Šiaip savo, nes ne tokia nuotaika, žinai, ką šias kartus. Tu atsilikus nuo bajerio. O klausyk, tai jeigu tau netokia nuotaika, dažnai mergaitėms būna, tai kai atvažiuoja tosgi. Nevažiuoja. Pusseserės, ne? Nevažiuoja. O už kiek atvažiuotum? Nevažiuočiau aš, nevažiuokis. Pabūsim prie bajerio. Žinai, kas pasakė Javut viską apie tave? Tavo draugė Gabrielė. Ai, Gabrielė. Tai vat, Gabrielė viską išpasakojo ir sakė, kad tu tiesiog, nu, lengvai prieinama. Ai, nu, tikrai Gabrielė būtų sakęs taip. Nu, sakė, nu, ką žinau. O tai kai mes tai pamatysim, galėsim prieiti prie tavęs lengvai? O iš kad tu žinosi, kad aš? Nu tu prie bajerio, ašgi viską žinau. O ne? Aš žinau, kaip taip, atrodai. aš Volodės draugas. Valodės. O Volodė prie bajerio. Ką pažįsti, Volodę pažįsti? Nepažįstu. O aš pažįstu. Nu, tai kaip tau gerai? O tu ne prie bajerio, aš prie bajerio. Ne prie bajerio. Javutė nori, kad visi atsidurtumėm prie bajerio dabar. O pasakykit, bent jau žinai, aš, pažiūrėjau, suprantu, kad čia ne vienas asmuo aš neku. Ne vien, čia Jons ir Rolands. Ir kitaip radistai. O tu žinai, kas yra Liuts ir Begemuts? Ne, Liuts. Žinai, kas čia yra? Čia Vovos draugai, kurie prie bajerio. Ne. Javut, Jevačka, kaip tave vadinti? Patinka, tai iš manęs. Nerėk ir klausyk dabar. Javutė. Mane sakiau, kad Javutė. Nerėk ir klausyk, įdėmiai. Zip FM. O čia mes prie bajerio. Prie bajerio. Javutė, tau skambina radijos stotis Zip FM iš Vilniaus. Kaip laikaisi? Nu, gerai. Kaip Javutė sekasi tau?
Neblogai. Neblogai. O kas Ievutė tau davė tokį gražų vardą Ievutė? Tėvai. Fine, Bet super tavęs geras. Ievutė negalim mes vadinti. O kodėl negalim? Nes jis sakė, kad Ieva yra. Mat būtent, vien žmogus pastebėjo. Taip, Ieva, tai nesiganyk po pievą ir sėkmės tau kirpėjų kursuose. Taip. Ačiū. Iki. Ate. Nebijok. Saugok savo sielą.